tada mes kaip NATO, varmenos melodijos, ant baltų lapų juodi štampai, blogos nuojautos, mano nuodėmės, gal bus pateisintos, sunku laisvam protui, su kūnu neišlaisvintų, prisiekiu bandau laimintis, bet kartais galva linksta, ir norisi rankas nulėt, bet aišku būčiau toks ne pirmas, čia zapadomu pralaimėtojų, aš mandras, progresuoju nuolat, net jei rūkau galingą gandžią, sakoma visiems užteks vietos pasaulyje, mes irgi jos verti, bet čia ilgai jau stipriai šalta, ir mes tikim, viltis šildo gal ne veltui, turim vaiko, bet karonas nepučia. Taip, o dar va, kaip su kabina, apie kabiną galim tada biškiau. Tu pasakok, nes tu, Bratulė, pažįsti kabiną nuo amžiaus. Jo, aš kabiną pažįstu nuo 2 klasės, jo, mes buvom geriausi draugai, į mokyklą kartu, dabar prisimenu tą, kaip mes eidavom į mokyklą, karoči. Būdavo taip, aš neatsimenu dabar tiksliai, ar nuo 8, ar dar nuo 9 pamokos prasidėdavo. Ir aš ateinu valandą anksčiau pas jį, nes man kaip tik iki mūsų mokyklos būdavo ten eiti, 10 minučių. Aš ateinu pas jį, kokią valandą prieš ir einam į mokyklą. Ir ateidavom visada prieš skambutę arba biškį po skambučių. Visada vėluodavau, nors 10 minučių eiti. Aplinkiniais keliais, per apačią varė. Net ne per apačią, mes eidavom tiesiai, bet kaip mes sugebėdavom nueiti per taip ilgai, tai net neįsivaizduoju. Nežinau. Tai kad mes eidavom ten, pasakodavom kokius filmus, matėm, kaip ten per tą filmą kas buvo. Ir va, Mariau, prisiminiau mūsų topinę dainą. Dr. Dre, Still Dre, blei. Ne, kokia Still Dre, 2 klasė. 2, 3, 4 klasė. Tai buvo filmas 3 muškietininkai, kur dar turėjomės. Ir ta daina para, daim seną svojom veiklų. Krasavicai kubku. Šiais lyvom uklinku. Pra. Jo, ir mes eidavom ir dainuodavom. Va. Gadys. Aš negaliu dabar taip tos emocijos užplūda, tas prisiminti. Aš įsivaizduoju, du škietai eina, škietas paška, škietas kabina, karočią dainuoja. Eik tu. Jo, linksma. O tai palauk, tada dovanok, jeigu grįžti tada, tu sakei 13-14 metų, tai tu čia tada 7-8 klasė vis dar esi, ne? Jo. Ir va jūs su kabina geriausi draugai, tai tu jį užkabinai ant repo tada? Kažkiek tu užkabinau. Čia jau daugiau gal jisai papasakos. Bratulė, turėsi papasakoti? Jo, turėsi. Iš savo pusės. Bet jis iš manęs taip girdėjo, jis repą girdėjo iš manęs. Irgi. Tai gal mano dėka ir gimė tas kabina. O tuo metu, kai jis buvo Armūhoj, tai kadangi tu jį pažinojai, jūs dar bendravot, ar ne? Žinai, mes su Marimu prabuvom iki 9 klasės. Jis tais metais berods ir buvo turėjo kitais metais jau padaryti, kad pagrindinę mokyklą iki 10 klasės. Ir Marius vis tiek nusprendė po 9 klasės išeiti į proftechninę mokyklą mokintis. Ir po Armūhos, ar gal dar būdamas į Armūhą, nuo 9 iki po Armūhos, sakykim taip, pas mumis nutrūko tas ryšys, tas bendravimas. Jis ten savo mūtino, aš jau ten kitoj mokykloje dar buvau, tai nutrūko. Ir paskui kabina vėl atėjo būtent po Armūhos. Ir kiek žinau, tu atsimeni, kaip jisai pasirodė. Blet, aš atsimenu, Bratulė, nes man kabina įspūdį paliko normalų, blet. Jo, tai... Bratulė, prieš man visą tą pasakojant, karočiui, tau didžiulė pagarba. Pirmą gabalą kabinos pas mane ir šnėjom po to, ten trumpa istorija, vapšė, 2 sakiniai, Bratulė, leisk 2 sakinius suterti. Vareik, tai.
Gerai, Įeina, važiuojam, du sakiniai, važiuojam. blet. Važiuojam. Įrašinėjom pas mane kabinos viziją, blin, ant exhibito paparaci instrumentalas. Ateik čia, man jis patinka, jis mano, karočiui. Opa, kabinai, viso, duodam instrumentalą, užsimanom tas gamingo ausinės, dar tokios, karočiui, kaip dabar indusai tose, blet, telemarketingų centruose naudoja. Kabina varo pas mane, tipo, svečių kambarį, žinai, svetainiai. Šiąnaktį mačiau, šiąnaktį regėjau. Aš savo sapne, kai nuo savo kvailybės žūsta žmonėje, mačiau bekelinius kraujo klanus. Eik tu, bratuliau, tu drūtė, blė. Ir, karočiui, atidaro mama duris, karočiui, jūs galite biškį tyliau? Paskui, mama, dovanok, negalim tyliau. Ir mama tokia, tipo, ai gerai, ką jums valgyt paruošti, pateik čia, blė, su kabina, dabaigiam gabalą, karočiui, tvarkingai. Bet jo, grįžtam prie to, kaip, karočiui, nes man tas vaizdas įstrigęs pažįstim, mes sėdim stadione, nes mes ten kažką draskėmės labai gerai. Jo, kaip ir minėjomės. Jo, nes pas mane kieme, aš labai daug laiko praleisdavau kieme, blė, prie kašės, bet ten, hujova, mylima kašė be abejo, bet... Žinai, aplink viskas išmydžiota, nahu neišasfaltuota, tai mes opa į stadioną, draskomės ten dar hebrytę, jeigu lapatą, doncę, jeigu žiūrit, nes jie po to apšė ten pradėjo žaisti, jie man siuntė savo medžiagą, ten dėlioja, karočiui, kaip tik nori, apšė bahūliai, karočiui, gerai žaidė. Atsimeni lapatą. Atsimenu. Ir karočiui, sėdimės tom stadione, žiūrim, ateina Gaturas, o su Gaturu, karočiui, bahūras ateina, blė, toks... Aš kažko atsimenu, raudona maikė be rankovių, šortukai, kėdukai, karočiui, ir tipo toks tylus, bet bahūras, kabina tų armuchos, grįžęs pastavė, tai tam bankės, nahu, tokios trumpai kirptos, karočiui, viso, tatucha. Mes tai visi, žinai, tokie glėžni bahūriukai, aš apšė pažįsni kūdas kreivas, blė, žinai, ateina kabina toks ir toks tyli, žinai, blė, tai grinai, matosi, jis skanuoja, karočiui, jis taip šaudo, žinai, tuk, kas čia, kaip čia, kas ką kalba, žinai. Čistai va papacanski hebra, karočiui, kad pajonavenski, žinot, ten va, daug kas man sako, Jonavoj žmonės ten akmeniniai, jūs ten tokie, jūs ten visi ten prie varkių, blėt, nichuja. Tiesiog mūsų miestas mažas, mums reikia iš pradžių, visi kiekvienas kiekvieną pažįsta, tai reikia iš pradžių, kad ant ducho nevaikščiotum, prisišaudyt, su kuo tu iš visą esi. Ta prasme, ir va kabina, tai po armuchos grįžęs, jam tas judesys dar kažkaip, huipisi. Tai jis pum, tyliai po 2 dienų, va tai va pitakus mušam, kabina papolnai, įsiveržė į tą judesį, jam biški užtruko laiko, kol jis vokališkai pradėjo repoti, grinai repoti, blėt. Bet ant tie geri buvo tie dalykai, aš atsimenu, bratulė, atsimeni pas Gatorą balkonę, kas dėdavosi. O, ten būdavo žiaurus tokie tūsai. Ką mes ten lankstėm, kaip vadinosi, ką? Noškė, buteliuką susilinkit. Atsimeni, iš kur pavadinimas kyla? Va šito tai neatsimenu, žinok. Gatoras, karočiui, sugalvojo pavadinimą, mes tą buteliuką, kadangi, ten folijas, skylutės, ne, mes taip užlenkiam, karočiui, ir tipo Gatoras taip laiko, sako, blėt, sako, ranko gerai sėdi, kaip noškė, sako, kaip Nokia 310, karočiui, jo, ir nuo to parėjo noškė, blėt, ir mes balkonė, hebras, mes tipo ryte pas mane, dieną savivaldybės stadionas Žydų kapinės. Aš visada ateidavau jau po studijų. Jo. Aš visada ateidavau po studijų, ten pasitūsint su hebra. A tu ir vienintelis, kuris vairavo tuo metu irgi? O, apie raudoną civiką prisimeni? Raudonas civikas, tu, blė. Ja, būdavo. Jeigu kur judėt, tai tik tais pas Pašką su jo telega, blė. Ja, visą laiką, driveris. Paliubom, blė. Ir nusigaudavom, kur reikia nusigaudavom, tu nestūmiai niekad daug pitaką. Ir karočiui sėdimės, blė, žinai, balkonė tokie judesiai pas mus būdavo, atsimeni, tokie 8 žmonės sueina, vakarėlės Gatoro mama dirbo. Stylas, repas būdavo taip. Nes mums laisvė ten būdavo, Gatoro mama dirbo vaikų globos namuose ir ten, aš nežinau, ar ten naktinė pamaina jie būdavo. Naktinė pamaina, taip. Jo, ir nepriklausomai, va, kokios teorkės ten, karočiui, ateina noškė, įpūti ir pas mus buvo maratonas, atsimeni, maratonas, įpūti ir laikai, kol aplink tave neateina ratas, va, kai iki tavęs tą noškę daeina, tada tu išpūti ir dar, karočiui, įkabini. Ir pas mus būdavo pirmas dūmas, spalvos keičias, blėt, atsimeni, spalvos, nes pareiškė, tu ten, blėt,
įtrauki, karočiui, ten šarabaną jau į orbitą išeina, kol iki tavęs ta noškė daeina, tu vos jau nepadūsęs, karočiui, tai tau paliubomu, ne tik spalvos pasikeičia, ten jau visas požiūris į gyvenimą pasikeičia. Nu ir su, ir ta noškė baigėsi ir prasideda gatoras koks ten pum, 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 krapštukas koks duoda ten tų savo kabiną savo. Ir va visi trys taip, karočiui, kaip vieną instrumentalą kažkas pradeda repuoti ir pašly pajechali. 3-4 valandos. Ir panašiai gauna Vutangus. Jo. Tokie dvižnekai būdavo. Iš ten va, ta trauka Jonavoj freestylų ir gimė, nes kaip, visi žino, Jonavoj geras freestylas yra, nes instrumentalų, kuriuos, kaip įrašyti, ar ką pasirinkti, jie būdavo, bet tipo nėra, jau žinojom, kad hebrai įsirašinėja studijose, jau patiems namuose nebeįdomu įsirašinėti, reikia susirasti studiją, bet va dėl to mes freestylinom valandom, kiekvieną dieną, atdušai. Ir va, džiaugu labai, kad antrą kartą tai perėmė freestylus tuos va, Adė, tau pagarba. Dėl to krapštukas KRP tapo čempionu Lietuvos MC Battle. Pum. Bratulė, tu karočių ugnys, tu karšta repo patranka, čia jau paliubomu. Ir man atrodo, aš čia nieko nebandau kaltinti, bet mano asmeninė nuomonė, man atrodo, krapštuką KRP apvagė, karočių, prieš tai. Jis turėjo tapti. Prieš tai, kai jis dar buvo, kiek jam buvo? 15 metų. Gal jau biški daugiau, gal jau biški 16 buvo. Gal ir 16, čia buvo prieš Viperį. Jo, prieš Viperį, būtent finale prieš Viperį, man atrodo. Ten, man atrodo, dar ne finalas buvo, bet jo. Karočiui, jo, tada man biški nurovė stogą, aš rašiau tą gabalą piktas. Jo, bet va, dažnai prisiminiau dar tokį dalyką, tas va, kai buvo tas MC Battle'as, tą pačią dieną mes rašėm vieną tokį įrašėm. Aš ir dalyvavau, aš aišku, ne reperis, nerepavau, bet aš dalyvavau būtent studio session ir buvo įrašinėjamas gabalas Kulkai. Būtent tas gabalas buvo būtent tą pačią dieną, kai buvo MC Battle'as. Aha, kai krapštukas laimėjo ar prieš tai? Ne, prieš tai, kada buvo tas su Viperiu. Nes tu dabar kaip tik man priminė apie tą. Opa, va šito fakto nežinau. Dėkui, bratulė. Ir hebrytė. Visi, kas prie to gabalo prisidėjo dvasiškai, fiziškai, karočiui, didelė jums pagarba, iš tikrųjų, Kulka tai vertina. Kiekvienas iš jūsų gyvenat mano širdyje, kažkas turi mažai vietos, gal tik vienas žmogus iš širdies iš tikrųjų išmetęs, bet iš prisiminimų neišmesi. Niekada. Jo, hebrytė, labai jums dėkui, iš tikrųjų, atdušai iki ašarų, karočiui. Taip. Iki ašarų, blei. Jo, buvo fain. Paška, karočiui, man sako, Kulka, vėl tu peršokiai, įsitarpi per daug, karočiui, peršokiai į kitus. Peršokam jau į kitą laiką. Aš taip, karočiui, knygas skaitydavau mokykloje prieš egzaminus, aš, karočiui, pradžią, vidurį, pabaigą, nahu, ateini, pam. Jo. Kiek išeina? Tai va. Aš va dabar neatsimenu, žinai, tu gali prisiminti, kai būtent gimė mūsų tas pavadinimas Mirage Squad, būtent Mirage Squad. Parodyk, hebrytė, petuchą, blei. Jo, sugalvojau hatoj, karočiui. Tiesiog norėjusi jau iš ABS-ų kažkaip norėjusi kažką rimtesnio tipo, žinai, ir sugalvojau tą metaforų rymų auklėjami žodžiai ir sutrumpinti iki Miražo, tipo, žinai, nes vėlgi savo įtaką padarė Wu-Tang Cream, tipo, žinai, Cash rules everything around me, kaip abreviatūra, ne? Jo. Nu ir nusprendžiau irgi padaryti abreviatūrą tokią. Va, tai taip ir gavosi Mirage Squadas. Bet Mirage Squadas, kaip iš repo pusės, jo, ten buvo 9 nariai aplamai, bet aplamai Mirage Squadas tai buvo judesys. Tai nebuvo tiesiog repo grupė. Jo, ir 9 nariai buvo pačioj pradžioj, kada prisijungė Prizrakį, būtent grupė Prizrakį su Fene ir Kiperiu, jo. Bet paskui ten kažkokios pas jos ten teorikės buvo, kažkas tokia, kad jie įsiskyrė. Prizrakį, jo, ir Prizrakį kaip įsiskyrė ir tiesiog liko Fene.
Tai ir visą laiką buvo 8 nariai tada. Ja. Nu ir kaip, gal Hebra, mes taip sakom, tiesiog nepriimkit, ta prasme, tiesiogiai ten mes nesakom, kad kažkokios terkės buvo pas Fenę su Kiperiu, bet jie išsiskyrė, tiesiog išsiskyrė tą grupę. Čia, manau, čia Fenė daugiau gali papasakoti. Jo, čia jau Fenė reikėtų pasakoti. Jo, ir dar dabar, kaip tik mes dabar kalbamės, aš prisiminiau būtent tą rusišką tą interviu nuo Saša Mioda. Hip-hop в Литве от первого лица. Jo, ir ten Fenė pakalba apie tai. Ten jau ta kolektyvė istorija. Odigov, ne? Jo, su Odegov, su juo kaip tik. Ir jis ten būtent iš savo pusės papasakoja truputį apie Miražą, truputį apie Prizrakį. Aplamai, Hebrytė, gera dokumentika iš tikrųjų. Siūlau pasižiūrėti. Kam įdomu būtent rusiškas repas Lietuvoje. Jo, nu ten ir Svaras buvo, irgi kalbėjo rusiškai, jis ten prie Katlavano, man atrodo, su Katlavanu dirbo tuo metu. Kažkaip ten, Jo, ten buvo ir Iga, buvo Bugata Punch School, Gipa tikrai. Gipa atskirai, Ritmas atskirai buvo, Termitas buvo, Kipiš. Škatlava. Buvo ar ne, Kipiš pats? Buvo Kipišas, kol jis dar buvo gyvas. Amžinatilsį. Jo, tai siūlau pasižiūrėti, iš tikrųjų man asmeniškai patiko. Jo, vadinasi Hip-hop в Литве от первого лица. Ta dokumentika. Jo, tada, bet čia kiek narių buvo. Aplamai visas Miražas pradžioj susikūrė grinai Jonovenska Hebrytė. Ir po to prie mūsų prisijungė Čiovas. Pradžioj. Čiovai. Pagarba to. Tau pagarba, už tą beatboxą, ant kurio mes tūsinam. Jo, aplamai už visą dvižneką, žinai, nes tu irgi buvai dvižovas, turbūt ir dabar esi dvižovas čiuvas, karočią, ir visą laiką, ir paprikolins tavim galima būdavo ir beatboxai, aš ahujėl kokie beatboxai būdavo. Tada, kai buvo ta razelis išlindo. 4 elementai. Jo, ir jisai Čiovas ten jungdavo vokalą su bitu. Su bitu, jo. Vėl tuo pat metu mes apšėtam, tipo pasiruošę freestylinti ir girdim, toks ateina, karočiui, ir dainavimas, ir beatboxas tuo pat metu, ir taip, tipo, net norisi apsidraskyti, tipo, iš kur tas balsas ateina, čia, karočiui, Čiovas, eik tu, kaip jis draskė. Kaip jis draskė. Ir repodavo afigenai. Ir tikiuosi dabar repuoja afigenai. Ir kėdainius varinėjom, ir Čiovas pas mus lankėsi nuolat. Būdavo jo, aišku, gal nepasakosim čia, bet buvo visokių bairių, tos kėdainės irgi įvykę. Jo, nu čia tiesiog kaip ne mums pasakot. Jo. Ten turėtų pasakot žmonės, kurie... Palibom. Jo. Tiesiog, bet tiesiog, sakau, aš kalbu su tokia nostalgija tiems laikams, nes nežinau, mes dabar suaugę, bet vis tiek tas išliko, tie prisiminimai. Tikrai malonus prisiminimai. Kad ir kas ten, kad ir kaip ten buvo viskas, tie įvykiai, kaip ten įvyko viskas. Tiesiog malonu prisiminti. Jo, pagarba tau Čiovai, pagarba palibom. Va. Ir ką, po to mes, po to ir Prizrakį jau atėjo, ne? Iš Vilniaus po Čiovo. Aš dabar neatsimenu iš tikrųjų to laiko, kas po ko atėjo. Ar Prizrakį pirmą, paskui Čiovas, ar Čiovas pirmas. Nu, aš rankos nukirst neduočiau, bet man atrodo, kad tipo, vis dėlto Fenė su Kiperiu prisijungė biški vėliau, nes aš jau tuo metu varinėdavau į Vilnių į Univerą. Ta prasme, jie jau buvo prisijungę, bet netoli to laiko. Gal ir taip. Jo, su Čiovu Palibovu mes dar tūsinom, kai Šulės laikais, žinai, ta prasme. Gal ir taip. Ir jo prisijungė Fenė padarė ir instrumentalus pradėjo daryti. Ir taip jau gavosi, labai keistai iš tikrųjų gavosi, kaip man patinka gabalas ir jis man yra labai brangus, pirmas žingsnis. Tas gabalas labai brangus, Hebra jis ir sprogo, gerai bangino, Hebra visoje Lietuvoje klausydavo, iki šiol klauso. Iki šiol klauso, nes yra man rašę
kai kurie žmonės, kad kur galima rasti tokį ar anokį gabalą. Tai pirmas žingsnis irgi tas pirmų gabalų, kur, nežinau kaip čia pasakyti. Nu, žodžiu. Nu, judėdavom biški su padnoškiam hebra, nes pagal viską, jeigu tai pagalvot, pirmi gabalai studijiniai, pagal viską, aš neskau, kad aš gailiuosi dėl kažko turėtų būti Jonavenska hebrytė, žinai, nes mes antiek ilgai buvom kartu ir susikybę, žinai, surišti tą vieną virvę. Bet be abejo nesigailiu, kad pirmas gabalas yra pirmas žingsnis, tiesiog sakau, kad tikriausiai turėtų daugiau logikos, jeigu būtų biški kitaip dėl to. Bet gabalas ahujienas. Va, nu ir po to jau atėjo kas, aš atsimenu, aš tada vasarą pradirbau, karočią, Achemui su pasieniu, laimio broliu, jums linkėjimai hebrytė, va, ir kad uždirbti ant studijos, karočią. Bet man atrodo, mes babkės išleidom, karočią, ant... Запрещенное вещество. Ja. Atspėjau? Nu, tik paliugant, ko dar mes galėjom išleisti babkės, blėt. Na, ja. Va, ir taip jau ir gavosi. Ir po to jau atėjo laikas, ką man, karočiui, pakuotis. Jo, tada tu, teisingai, tada tu jau pradėjai pakuotis, važiavim į Kanadą su tėvais. Jo, 2004 sausį. Berods, taip. Jo. Išvariau aš į Kanadą ir dabar papasakok, bratulė, kas ten, nes su Miražas tada buvo įgavęs labai gerą pagreitį. Buvo labai daug tokių koncertų įsimintinų. Sakykime, vienas iš tų buvo Kauno dienos. Kauno dienos, jo festivalis. Jo 2 dienų festivalis, kurį organizavo Alko su savo hebra. Ir vat, tada Miražas pasirodė su gyvais, pirmą kartą su gyvais instrumentais. Iš tikrųjų, tai nebuvo labai didelio pasiruošimo tam koncertui, bet užbangino gerai. Jie gal buvo ten, aišku, aš nesakau, jie gal buvo ten atkartoję ten tos instrumus ten pas save Vilniui. Nes Феня притемпе хебрита. Феня, тебе, короче, уважуха за всю движуху тоже. Ты молодец, хорошо двигался всегда и такой теплый человек. Человек. Тебе, короче, уважуха тебе. По-любому от души. От души. От души, jo. Ir gali tą video iš tikrųjų pamatyti, man atrodo, pas tave kanalė. Jo, tas Kauno. Ten iškarpas tokias, bet vis tiek. Ką gavau, tą išdėjau. Gerai, tvarkoj. Jo. Viskas super. Man iki ašarų būdavo, nes aš jau buvau Kanadoje ir man iki ašarų buvo hebrytė. Jo, ir ką aš prisiminiau, tai kabina, kaip ten pasirodė, kaip įsidraskė. Va, ten tai buvo, ten tai žvėris. Per atvykimą, man atrodo, gabalą, jeigu gerai pamenu. Kabina, nu tu karočiui žvėris, ble. Žiauri buvo. Ant kiek jis ten, vos ant tos publikos neįlipęs, ant kortų, karočių, pam, iš scenos. Jo. Ten ant tiek, ten visi gerai be abejo judėjot, hebra ten, bet ta prasme, man irgi, būtent tas dalykas, man kaip imprintuotas į kaušą, karočiui, kaip kabina draskėsi toj scenoj tada. Ateik čia. Tu tik tai matai, bratulė, tu tik tai video matai. Jo. O mes tai buvom tenai. Jo. Aš mačiau tai gyvai. Tai man tai žiauri. Pagarba kabinai. Pagarba. Ten tai tu draskiai. Tikrai. Tada ir matai atsimenu. Ir pirmą kartą su Niujanai susipažinom. Birgičiūvai. Iš Vilniaus. Bonzikas. Tau linkėjimai. Spagis. Jo. Tai ir kiti, karoči, dabar neatsimenu aš vardu iš tikrųjų. Magistralės tuščios. Dovanokit už tai, bet. Tai va. Atsimenam gerai Napalmą. Albumas. Ta albumas jo, Napalmas. Jo. Man atrodo, man net Bonzikas buvo atsiuntas jį. Man atrodo, nu nežinau, aš tai savo kolekciją turiu. Jeigu ką. Kas abejotų, bratulė. Gerai, kad prisimėm, reikės jį ir paklausyt man kaip tik. Nes seniai beklausiau iš. Bonzikas buvo į vieną iš mano klipų iššokęs. Jo, ten iš tų pirmų. Jo, Bonzikas buvo iššokęs, Bonzikas maladėts. Maladėts, pagarbai tau, Bonzikas. Ir po to, kur nukeliavo Miraž skuadas? Nu ir Miražas pradėjo jau po tavo išvažiavimo
Ai, palauk, aš čia taip skubu. Dar buvo... Ai, ne, tai teisingai. Tai buvo jau išvažiavimo laikas. Nu, ta prasme, visi jau pradėjo pabiškiai emigruoti. Va, išvažiavai tu, paskui išvažiavo berods Gatoras išvažiavo, paskui Krapštukas, ir gal Krapštukas vėliau po manęs šito... Neatsimenu šitos chronologijos, karočiui, kas po ko, bet va, prasidėjo tas išvažiavimas. Jo, ir va, taip va, aš pasitempiau kabiną pas save, nes aš irgi išvažiavau. Būtent tarp studijų tarpą, nes turėjau pusę metų tarpą tarp studijų, tai aš išvažiavau pusę metų iš viso. Aš čia atvažiavau iš tikrųjų į Angliją, va viešbiškį, sorry, apie Angliją užsimins. Aš tiesiog išvažiavau čia padirbėti, greitai padirbėti ir išvažiuoti Lietuvoje gyventi, bet man čia tiesiog užkabino šitas gyvenimas, nežinau, užkabino ir aš tiesiog va, likau Anglijai. Karčiu, bratulė, aš užsidengiu. Tiesiog padirbėjau, išvažiavau, pasimokiau, supratau, kad man čia patinka, čia geras gyvenimas, tai taip. Ir va, kaip tik va, būtent kai aš grįžau jau į Lietuvą, tai pusę metų pasimokyti, įvyko pirmieji hip-hop, ne MC Battle, o hip-hop apdovanojimai, kur Mirage Squad buvo nominuota kaip geriausia metų repo grupė. Tai va, tu gerai prisimeni. Ir dar Čiovas buvo nominuotas kaip geriausias metų beatboxeris. Opa, ateik čia. Dar vienas faktas apie tai. Pagalbatau, bet karočiui, kad jau iš karto tai pasakyti, nepaėmėm pirmos vietos. Ne, mes nepaėmėm, nes tikrai buvo kitas kolektyvas, kuris tikrai tai tuo metu irgi labai daug darė. Palauk, bet tyliai man pasakyk, kiek buvo dalyvių. Tyliai, kad Hebra negirdėtų. Kiek? Aš žinok, pats neatsimenu. 3? Ne. Daugiau? Man atrodo, gal 4 dalyviai buvo. Nu, karočiui, kaip minimum bronzą gavom, Hebra. O gal net ir sidabrą. Gal. Gavo pelnytas sindikatas, karočiui. Gavo pelnytas sindikatas, jo. Ten jau lygintis nebuvo vaikatom. Jau tu mane pertraukai nespėjau pasakyti. Ne, žodžiu. Kaip visada. Aš to prieš tai, aš to matėjau, aš to buvau davęs tokį mažą, tipo, aš užsidengiu, kad neprasileis nuo tavęs, norėjau pertraukti tada, bet žiūriu, pavojaus nėra, tai aš tipo vėl atsidengiau. Vėl drąsus, ne? Jo, kažkaip galvoju, neprasileisiu. Gerai, reikalai, Hebra. Pabratski, bratūra. Pabratski, nieko. Tai va, tokie va. O judėt tuo metu pradėjau, tada jau sprogo po viso šito, kai Hebra išsilakstė, tempė labai stipriai visus Krapštukas, karočiui, KRP. Krapštukas, jisai nuo pat pradžių pradėjo tenai. Anglija, nu kaip, net nepradėjau, toliau tęsė. Toliau tęsė jo, ten įrašinėti savo demuškės, jo pagarba palibom, bratulė pažaizinė, anyway. Tai va, mes kars nuo karto va, su Krapštuku susitikdavom, dabar aišku rečiau, bet vis tiek pagarba išlieka. Labai didelė pagarba tau seniau. Tikrai šilti dalykai. Tikrai. Jo, ir va kaip jis ten ir darė tos gabalus nuolat, mixtape bandė įrašinėti. Jo. Po to padarė Lithuanian Flavor tūsus. 2 tūsus padarė Lithuanian Flavor, kur per pirmą buvo Erkė, Mikrovonas, kas dar? Sorry, dovanokit, neatsimenu, kas dar. Tikrai dovanokit tos dalyvius. Geri repai, karočiui. Buvo geri, taip, buvo geri palibom. O jo antrą pušą atsitempė. Tikrai buvo ir buvo fainai pasitusinti su pušu, tau pušai pagarba. Pušai palibom tau pagarba, nes pušas po to... Jau pušas jau ne vienam podcast'e jau yra minimas. Nes jis maladės. Nuo pat pradžių, taip, maladės. Jo, nes pušas po to irgi, ta prasme, ne tai, kad tipo atvažiuosiu su tokoje, o po to jau pušas kvietė KRP atidarinėti jo šou. Jo, taip. Jo, tad pušai tau iš tikrųjų pagarba, aplamai nuo visos Jonavos hebrytės, nuo to laiko, kai aš buvau grįžęs ir įrašinėjau Gatvės lygoj,
Aš atsimenu, Svaras tada nelabai daug galėjo laiko praleisti, o tu nuo ryto iki vakaro ir instrumentalus parūpindavai. Ir mes su Hebryte ateidavom, kai ten trūkdavo nuo vieno velnio instrumentalų, tu karočiui parūpindavai savo, tipo Hebra, aš duosiu. Kai tu ten davėjai patarimus, tai Papacanski, tau tikrai pagarba, nuo Jonavos tau labai didelė pagarba, labai tave gerbėm, vertinam ir, žinai, valgydavom tavo gabalus ir prašydavom daugiau. Ir niekad nebuvo pakankamai. Atvičiaju. Tai Krapštukas, karočiui, KRP darė tą aplamai judesį ir KRP Hebrytė iš karto pasakysiu, KRP yra unikalus žmogus, unikalus atlikėjas, nes kažkas yra, žinai, tos frazės, tipo, ai ten KRP, ten tipo bumčikas, ai ten tipo burbulai, kažką tokio, žinai, Hebra, nesvaikit, karočiui, nes mes pažįstam Efką, mes su juo užaugom ir kiekvienas gabalas, kurį padaro KRP, nepriklausomai, ar jis padaro klubą, ar jis padaro bumčiką, ar jis padaro repą, tai yra Krapštukas, tai yra KRP. Ir viso, karočiui, nes jis yra universalus žmogus. Jis gali būti, jis labai emocionalus ir kiekvienas gabalas, kurį jis padaro, nepriklausomai kaip jis skamba, tai yra KRP. Jis tikrai nebando kažko patenkinti, padaryti, pasiekti kažkokias ten super tendencijas, kad kažką patenkinti. Ne. Bachūras daro tiesiog tai, ką jis nori. Kiekvienas gabalas, kad ir kiek jis skirtingas, tai yra KRP. O dabar jis apšė gerai įsisukęs su Damani iš Manifesto. Damani tau pagarba irgi pajuda su vietiniais atlikėjais ir angliškai pajuda ir užveda tūsus, karočiui, Hebra, kaip pasakyti, popularizuoja lietuvišką repą, rodo, kad yra talentas už kardanom. Pagarba tu, KRP, FK, pažaizni pagarba, bratulė, esi nepriklausomai nuo to, kas nutiko, nutiks ar nutinka. Pažaizni. Ką tu tuo metu darai? Grįžęs tada po studijų, tai 5 metais aš grįžęs, baigęs studijas, gavęs diplomą, atidirbęs vasarą dar Šventoj paskutinius metus, aš grįžtu ir nusiperku savo pirmą MPC. Tai yra MPC 1000. Ir pradėjau mokintis, bandyti daryti kažkokius bitus. Aišku, dar tokie nebuvo, nesigaudydavo. Ir tiesiog taip lipdžiau, nes vis dėlto aš atvažiavau, turėjau tą jau viso nusipirksiu MPC, nes tai yra vis dėlto hip-hopo kultūroje, ten to muzikos industrijoje, būtent MPC yra būtent jau toks legendinis aparatas, nors tai yra jau biški kita generacija negu ten MPC 60, ten SP1200, nuo kurio viskas ir prasidėjo ten, bet kažkoks pirmas MPC, nes tuo metu ir išėjo tie MPC tais metais, man atrodo, ar kažkaip taip, aš dabar tiksliai neatsimenu su datom. Taip pat su paraleliai aš jau vėl grįžtu prie grafiti, vėl pradedu į sąsiuvinius paišyti grafiti, bandyti kitais stylais piešti ir taip, bet vis tiek man tuo metu labai užkabino būtent trafaretinis street artas. Tu kalbėk. Pradedu daryti trafaretus. Yra to. Kalbėk. Tai padariau kelis savo tokius paveikslus, grinai savo, tai Onyxai, kulka rodo. Ateik čia. Toksai paveikslas, James Brownas, legendinis. Ateik čia. Kas yra semplotas begalę ir dar iki šiol semploja žmonės. Ir Lietuvos legendinis dainininkas, aktorius Kernagis. Čia tik tai keli šitie. Čia, man atrodo, Kernagis netgi jau vėliau yra padarytas. Parašyta 2014. Tai gali būti. 2014.
Čia nieko nėra. O ant šitų nėra, bet tos. Čia biški anksčiau. Tiesiog tai va. Krasava. Biški prie meno, žinai, toks nesveikas. Nebrandyla. Brendyla jo. Kaip sako, Auryzė tau pagirbasinė. Tai va taip. Kas dar? Toliau, va, tai tiesiog jau toks, mano, tiesiog darau bitus, niekur nesireklamuoju, nieko, tiesiog mokaus. Tai man užtruko iš tikrųjų gan ilgą laiką. Atrodo, iki... Nes aš esu toksai perfekcionistas, žinai. O, aš žinau. Aš negaliu tam parodyti kažkokią bitą, kad ir tau jau tam... Čia daug vėliau, aišku, parodžiu tą bitą jau, bet bitus kai kurios, bet tai buvo daug vėliau. Bet tie pirmi bitai, man patinka perfekcionizmas, aš turiu padaryti top bitą, kad aš jau galėčiau, didžiuotis, ir parodyti kitiems, tai mano. Tu darė huijanas bitus. Ačiū, bet vis tiek aš bet kiek nervų man kainuoja, bratūlė? Kainuoja. Kiek kainuoja nervų? Man irgi kainuoja. Jo. Nes pastoviai norisi kažko kito, kažkaip kitaip. Paška būna, paduoda bitą, Pabratskį be abejo, paduoda bitą. Paška, huijanas bitas. Ne, man čia reikia, neįrašinėk, man čia reikia keisti. Ne, jau gerai, jau man reikia pakeisti. Biški pakalbam, nustojam kalbėti, nuvarau. Prisitraukimų, biški galiu išleisti, papalinti, vėl galim pakalbėti. Bet tu, bratulė, krasava, iš tikrųjų, duok pitaką. Dėkui tau už kiekvieną tą bitą, žinai, nes man jis brangus yra. Bratulė atsakau dušliai apšiam. Ahuienai. Dėkui už gerą žodį. Tai va, taip va. Tiesiog ir va, ta juoda balta pas mus išėjo... 17? Ne, man atrodo, 15 metais tai buvo. Bijau klysti, bet man atrodo, kad 15 vis dėlto. 15. Ir ta istorija, kad aš tą bitą iš viso padariau taip eksperimentuodamas, iš tikrųjų. Man grinai eksperimentas, man iki šiol jisai nelabai patinka. Aš tiesiog ten ir semplinau, ir kažką ten bandžiau kažką sugroti. Toksai įdomi keistas, bet kažkodėl jisai pastavė vienas populiariausių gal. Nes jis yra ahuienas. Nežinau. Jis yra pilnas. Tebūnė. Hebra, mes karočiui su Paška visą laiką ginčiam, kiek metų, nuo tų metų, kai rašėm tą gabalą, pas mus eina ginčas, ar bitas yra ahuienas ar ne ahuienas. Tai padėkit mums išspręsti tą ginčą, karočiui. Būtų gerai. Mes nesilažinom su Paška tarpusavį, mes neazartiniai žaidėjai. Aš neazartinis esu, aš kalbu už save, nežinau kaip tu. Bet va dabar hebrytė, komentaruose parašykit, aš karočiui sakau, 9% žmonių minimum sakys, kad bitas yra ahuienas. Gal ir. Kokia tavo stavkė? Oi, neklaus, nežinau. 90% kad ne. Nerealu. Ne, bet pagal skaičių tai nerealu tikrai. Nerealu. Tai tebūnė 50-50. Pem ant pem, nežinau. Hebrytė, įrodykit Paškai. Aš čia kaip nespausiu jūsų, bet 9% minimum sakys, kad ahuienas bitas. Tai mums reikia kaip minimum 10 komentarų. Apie būtent ar geras bitas ar ne. Hebrytė, padėkit, iš tikrųjų pakomentuokit, tiesiog galite pakomentuoti ahuienas ar ne ahuienas. Tai va, tas juoda balta bitas buvo tas pats pirmas, kuris ir išlindo. O heroinas? O heroinas atėjo vėliau. Iš tikrųjų, heroiną mes vėliau padarėme. Jam irgi buvo, kai aš leidau išsiganimą 8 metai, aš atsimenu, mes kalbėjom. Jo, jis turėjo būti antras projektas, kuris turėjo iš karto po juodą baltą išlysti, bet jisai taip ir neišlindo. Ir aš apie jį, tu buvai netgi apie jį pamiršęs. Jo. Buvai net pamiršęs, aš tik tai prieš albumo išleidimą, aš tau jį, man atrodo, ir primetu, sakai, ne, reikia jį įtraukti į tą albumą kaip bonus. Jo, kaip paslėpta. Sakau, gerai. Gerai. Irgi, bet ten ne perfect bitas, bet kaip visada perfekcionizmas suveikia. Krasava ten tas bitas.
Bet tu Jo. taipogi be abejo dirbi ne tik su manim, taipogi ir aplamai darai bitus ir žmonės suinteresuoti, ne? Jo, yra suinteresuotų, tikrai yra, esu ir pardavęs, ir padovanojęs tiesiog tos bitus, bet aš nenoriu minėti būtent vardų, nes, jie tiesiog dar nėra įrašyta, tai aš dabar paminėsiu vardus, o sakys, o kur доказательства? A tu krasava. Čistai Jonavenskas prikolas. Tai žinai, tai aš kažkaip ir nenoriu, bet iš tikrųjų tie vardai yra tikrai tokie žinomi. Tikrai yra žinomi. Tikrai jūs esate girdėję, tai yra ir iš Amerikos scenos, būtent iš tų bumbepinių laikų, iš 90-ų scenos, būtent yra paskui ką, tai mano vienas bitas. Paskui yra irgi, man atrodo, prancūzas jisai, iš Prancūzijos, bet irgi neįrašė, tai nežinau, turbūt nepatiko bitas. Aš nesvaik. Aš prancūziškai nemoku, bet yo boys, whoever purchased the beat from my boy Rock One right here, time is ticking, let's get those tracks pumping, yo. Jo, tai va. Paskatino kulką, to visą Ameriką įrašyti. Žiūrėsim. Pašiurpino Jonavenskai, Jo, ir dabar iš tikrųjų turiu kai kurie žmonės yra susisiekę su manim, kurie nori visai ekskliuzyvinio, dar niekur negirdėtų. Nors aš dar iš tikrųjų ir nesu labai daug ir išmetęs. Nors esu išmetęs iš tikrųjų poras tokių senų kažkur tai SoundCloud'e. Bet va čia su visais bitmakeriais tai būna, ne, aš kiek matau, tarkim, mes kai su Vaidu kalbėjom, jis irgi sako, jis tipo padaro bitus, iš jo nuperka bitus tipo, gan žinomi atlikėjai, bet gabalo tipo nepadaro. Ne visi ant tiek alkani, kiek mes, kad mes iki to bito dasibraunam ir pradedam iš karto su juo dirbti, ne? Jo. O galvoji, gal tos bitus, va tu parduodi ekskliuzyvus iš karto, ar ne? Stengiuosi jo ekskliuzyvus. A tu galvoji, įmanomas dalykas, kad jie, tarkim, aš žinau, kad Rusijoje daro taip, kad, tarkim, paperka ekskliuzyvų bitą ir jį išardo į, tarkim, 3. Panaudoja kažkur samplą, panaudoja kažkur būgnus. Tai tiesiog perdaro, ne? Tai turėjom. Jo, galvoju, įmanomas toks variantas, kad taip daro? Ar tu... Šiaip tai yra įmanomas, kodėl. Bet aš tai noriu tikėtis, kad čia tavo pilnas bitas bus, žinai, kai kebritai įrašys. Aš tikiuosi. Jo, nes aš sakau, aš pardaviau tuos bitus be jokių tenai royalties, tai žinai, tiesiog. Va, kaip robas. Pardavė ir pardavė. Ir viso. Bet va, tik tai iš mano pusės jie neįrašo, aš nežinau kodėl. Sakau, gal nepatinka tiesiog. Rokvonas, blėt. Gaidiškas bitas, ne? Nežinau. Ką tu kalbėjai, bratulė? Aš esu, matai, toksai perfekcionistas ir savikritiškas. Tai, žinai, jo. Per daug, bratulė. Per daug. Jo. Tu esi maladės, blė. Tu darai, tu turi būti talentingas, esi labai geras bitas. Neskaitant to, kad tu ir bratulė pažaisniai, žinai, vertinu tave labai stipriai dušai, iš tikrųjų. Tu man ant tiek artimas bratulė, ant tiek tik šeima gali būti artima, atvičia. Tai va. Ir va, kaip tik va dar, va, jeigu taip pratęsiant toliau, va, 2015 susipažįstu su Zulu Nation. Būtent jau tas kelias eina. Tu kalbėk, bratulė. Taip. Ką? Va. Na, tuoj, brytė, tuoj. Gerai. Nesifokusuoja. Jo, čia vienas yra ir pas mane tų pakabukų dar yra daug. Tiesiog vienais dabar parodo. Ir tiek tai. Papasako, kas tai, mes nepasakojame, davai, nes mes turim klausimą vėliau. Okay. Klausimas, kaip tu tapai nariu. Aha. Tai mes apie tai nepasakosime. Gerai, tada nepasakosime. Pati Zulu Nation, kas tai per žvėris? Gerai, tada taip ir padarom. Zulu Nation tai yra organizacija, jinai tiksliau vadinasi, jeigu pilnas pavadinimas, tai Universal Zulu Nation. Ir tai yra organizacija būtent įkurta 73 metais, tokio kaip Afriko Bambatos, kuris buvo lyderis
būtent Black Spades gangų. Jis buvo lyderis, bet ten, kadangi labai daug buvo nužudimų, viens kitą ten žudė, gauja, kitą gaują. Hačia. Tai jisai nusprendė, kad reikia tiesiog organizuoti tokį, nes labai tada, matai, dar Kool Herc'as tais metais labai išpopuliarėjo būtent su savo tam Kool Herc'as ir Kool Herc'o sesuo išpopuliarėjo būtent su savo tūsais. Būtent ten tos namų tūsai ir va tas būtent parke. Block parties. Jo, būtent tie. Ir va, African Bambaataa organizavo tokį, kad traukti jaunimą iš kriminalo. Iš gatvės gniaužtų pasiimti atgal. Būtent iš gatvės, kad jie kažko to užsiimtų ir panašiai. Ir būtent, ir tai yra organizacija, kuri populiarina būtent tą hip-hopo kultūrą. Tos 4 elementus ir būtent vienas irgi labai svarbus elementas, tai yra 5 elementas knowledge, žinios. Tai taip. Ir bet su vienu įvykiu 17 metais berods su Zulu Nation vyko toks, ten dėl Afrikos Bambaatos, kad jis pradėjo skiltis po biškį. Ir susikūrė Zulu Union, tokios dar istorijos. Bet tu esi narys Zulu Nation? Taip, aš esu narys Zulu Nation, būtent UK chapterių, o pasaulyje UK chapterių beveik kiekvienoje šalyje. Aišku, gaila, bet Lietuva tokio chapterių neturi. Ir artimiausias chapteris tai yra Lenkija. Būtent DJ Big W. Jam labai didelė pagarba ir respect, man. I know what you not understand English proper, but anyway, big respect to you. I know what you now in New York at the moment. Just because I see your Instagram, I see your Facebook, you in New York, so good time. Tai va. Tai tiek gal apie Zulu Nation. Tiesiog sakau, tai organizacija, kuri populiarina hip-hops, būtent hip-hopą, būtent iš socialinės gal pusės daugiau sakyčiau. Nu gerai, man dabar įdomu, Bratulė, aš paklausysiu tavo smegenis. Gerai. Tai va, ką yra pasiskirstimas tam tikras, turi būti hierarchija kažkokia, ne? Postai, kažkokios pozicijos. Ačiū šitą klausimą, nes iš tikrųjų jo. Tai yra būtent tas viršutinis, ten aš apie pačią organizaciją gal daugiau vidų nekalbėsiu, nes yra ir Zulu Warriors ir kitas. Aš dabar, jūs galite iš tikrųjų pilną informaciją rasti ir internete, bet yra dar tokie dalykai kaip Kingas, Queen, tai yra tie viršutinis sluoksnis, kurias prižiūri chapterius ir panašiai. Verchatūra. Sakykim verchatūra, jeigu taip jau kalbėti papacanski. Aš kalbėjau, kad neprasileisiu. Jo, aš esu Aki ir moteriškas lyties atstovės yra Malikos. Tai va taip, yra skirstami. Jūs turite kažkokią atsakomybę, kažką daryti, veikti, kažkur dalyvauti? Nu, realiai tokios kaip ir atsakomybės nėra, bet vis tiek turi kažką tai daryti, vis tiek ten su organizavimu, sakykime, kažką turi vis tiek. Nu, tipo savanoriškai, ne tai, kad tau ateina pavėst, kad tu ten atvarai, karočiui, tokį miestą ir tu ten stovi prie stendų ir lipdukus stumbi. Viskas savanoriškas vyksta. Dalykai. Jasne. Tai labiau taip, kaip populiarina hip-hopo kultūrą, bando duoti žmonėms žinias, kad išlaikyti juos, kad jie turėtų supratimą, kas yra kaip ir būtų produktyvus veikėjai hip-hopo srityje. Nu, galime sakyti taip, jo. Įdomi. Ir kiek tų metų jau ten?
Aš va būtent nuo 15 metų. Gadyts. Būtent nuo 15 metų, va. Ir tiek, mes papasakosim biški daugiau, kaip aš įstojau, nes, kaip ir sakai, yra būtent klausimas man apie tai. Ir jis ne vienintelis? To prasme, ne vienintelis, apie Zulų? Ne, apie Zulų vienintelis, bet šiaip ne vienintelis. Aš taip ir matau. Normaliai, tu užblokavęs, aš taip ir matau, nes man pasiruošęs jau. Mane, karočią, paklausinė taip. Bratulė, čistai nukirto, blė. Tai va, tai tiek. O toliau jau su bitais, su Zulu Nation, iš tikrųjų labai daug ir esu dalyvavęs su jais. Ir Zulu Nation, sakykime, mano geras draugas King Monkas organizuoja kiekvienais metais, stengiasi padaryti būtent lapkričio 12 dieną Lyco muziejų, nes jis iš Lyco, ne? Ir jisai bando organizuoti būtent, kaip vadinasi, hip-hop month mėnesis. Ir ten būtent buvo, dar įstojant prieš man buvo pats Afrika Bambata tada atvažiavęs į Lycą. Ten buvo toksai kaip konferencija, kalbėjosi, fotkinosi. Paskui tais metais, kai aš įstojau, buvo šitas Talib Kweli, irgi ten tokia konferencija buvo, tai aš pakalbėjau su Talib Kweli ir tikrai man labai patiko, kažkokį labai gerą įspūdį man paliko. Tikrai maloni taip, be jokių ten pafusų. Nors ir legenda, ne? Nors ir jo legendinis MC viskas. Tai tu ten ir varėjai tada per 50-metį, ne? Jo, va čia kai buvo 50-metės, būtent per jį, jisai buvo, Lyce buvo suorganizuotas, man atrodo, nuo lapkričio iki šių metų marčio, tai kovas yra. Iki marčios buvo toksai tikrai grandiozinis, suorganizuota toks viena patalpa, tokia didelė gan patalpa, ten buvo ir paveikslai, ir buvo padarytas iš tikrųjų traukinys. Jeigu kam įdomu, yra pas mane Facebook, tam ne Facebook'e, o Instagram'e yra būtent video iš tenai. Nes mes kaip tik buvom nuvažiavę su Vaidu. Vaidai tau pagarba. Two-Sided Beats Production, Vaidai pagarba tau. Mes su juo buvom, aš supažindinau būtent su King Monku, su Lyco MC, kas ten buvo. Ir ten buvo tikrai, ten buvo atskiras netgi ten viskas kas susijęs su hip-hopu buvo. Barberio kėdė padaryta, ten su tom senom žirklėm ten ir MPC stovėjo ir mašina ir padarytas tos kambarys, žinai, kaip vienvietės kambarys ten, kaip ir per filmus rodo ten juodžiai, sakykim, tenai gyvena tokiuose mažose kambariuose, žinai, ir ten viskas ir dar ir MPC pastatyta, ir mikšeris, toksai, grinai kaip ir filme. Kai aš sukurta atmosfera. Jo, tokia atmosfera yra sukurta. Tikrai labai žiauriai patiko. Ir būtent dar tas trumpas padarytas būtent metro vagonas padarytas. Su grafiti be abejo. Ir su grafiti, viską. Sakau, galima pasižiūrėti, pas man Instagram'e yra ten Davidė biški ten. Kaip tik Vaidas ir filmavo, ir aš ten biški filmavau. Tai tiek va. Jūs su Vaidu vapšė vienais bėgiais, karočių, varinėjat? Jo, nes mes didelė pagarba jam. Jo, mes abu entuziastai, mes visada stengiamės, kaip išeina, susiorganizuoti gigą, nuvažiuoti gigą, pažiūrėti koncertus. Paskutinį kartą mes buvom DJ Max'e, jo Londone buvo DJ Max'as atvažiavęs. Tikrai irgi žiauriai patiko man su juo pabendrauti. Tas tikrai labai malonu buvo. Prieš tai buvom ir Cypress Hill'ose, ir Ice Cube'e, ir kur dar ten. Oi. Karočiui, kvėpuoja to papolno. Karočiui, jo, kvėpuojam papolno. Stengiamės nuvažiuoti, bet ne visada vis tiek išeina. Tiek jam su laiku, tiek man. Tai vat.
esame, aišku, praleidę ir va dabar va buvo neseniai Onyx su Non-Fiction atvažiavę, tikrai norėjom, bet tiesiog nesigauna. Tiesiog viską nesigauna. Tikrai čia Anglijoje labai daug koncertų, tai turėk pinigų ir turėk laiko. Taip, kad galima tikrai daug pamatyti. Tai O laikas ir pinigai retas dalykas mūsų laikais, kad būtų nuolat pakankama. Palibom, Kuo senesnis, palibom. to mažiau visko, ypač laiko. Ypač laiko, jo. Ypač laiko. Nu va, ir buvo pas mane ir toks metas, kai aš turėjau iš viso dingti iš akiračio, dėl tam tikrų nelegalių dalykų. Būtent dėl kriminalinio reikalo. Būtent dėl auginimo, jeigu kam įdomu, gali rasti internete apie tai straipsnis. Yra, tai va. Aš iš tikrųjų nelabai noriu apie tai kalbėti, bet iš tikrųjų buvo kas buvo. Taip, kad... Jo, nu ir kaip, ne tai, kad tu čia kažką bandai girtis ar kažką, mes vis tiek apie Ne, tai buvom. čia Iš Safari gabalo Hebra Tu supranta. turėjau suprasti, kas vyksta. klausė tą gabalą, tas turėjo suprasti, kur aš buvau ir kaip ten. Jo, mes jokių būdų hebrytė, mes dabar taip, žinot, kaip ne tai, kad reklamuojamės ir va, pažiūrėkit, va, paimkit pavyzdį iš Paškos Dog Pitaką, bratulė, kad žmogus, galiu aš biškai trumpai konkrečiau pasakyti, ar nereikia. Tu pasakai nenori ir viskas. Ne, aš ir nenoriu, baigiam. iš tikrųjų, Va, nenoriu, žinot, yra veikėjų, kurie ten 2 gramelius nusiperka, vieną surūko, vieną parduoda ir iš savęs daro tokius dilerius neįmanomus, kad vapšė jau Čia teisingai, teisingai pasakyti. Va, žmogus patikėkit, kaip ir sako, kam įdomu, galite susirasti ir straipsnius, ir Bachūras net nenori apie tai kalbėti, tiesiog, nes patikėkit, žmonės, kurie praėjo, neduok dievę, kam papulti ten ir bratulė, sveikas sugrįžęs be abejo, žinai. Dėkui. Džiaugiuosi, kad išėjai nepasikeitęs ir gal tik tai tiesiog protingesnis, žinai. Jo, aš turėjau daug laiko iš tikrųjų apie tai pagalvoti tenai. Ir tiek būtent apie bitų kūrimą, nes kad reikėjo man jau prieš tai daugiau save stumti link to, kad daugiau žmonės apie mane sužinotų, kad aš darau tus bitus. Ir šiaip apie gyvenimą teko daug pagalvoti. Jo, tai pažiūrėti, jeigu... Būtent, ką aš blogai padariau, kam reikėjo tą, ką... Nu, bet va, yra kaip yra. Ir svarbiausia, kad negalvoji, kaip kitą kartą padaryti tai geriau, nes apie kitą kartą jau ir negalvoji dabar. Negalvoju, ne. Nes man biški užteko to streso, sakykime. Tai... Tų metų jau nebegrąžinsi. Tų metų nebegrąžinsi būtent. Jo. Bet tiesiog... Jo, nes taip pažiūrėjus, taip miražė aplamai mūsų hebrytėje laksto tas, buvo žmonių, kurie paliesti buvo to. Bet kaip ir sakom, jokių būdų nepropaguojam tokio dalyko. Aš tarkim, gal man daug lengviau kalbėti apie savo tą patirtį, nes man neteko atostogų važiuoti, žinai, aš buvau. Ir ačiū Dievui. Jo, ir ačiū Dievui, palibom. Aš net va gabale šitam albume, kur išeina Gazas, aš taip prikalbu, kad ačiū Dievui, man Dievas davė antrą šansą teismo salėje ir aš į palibomų išnaudosiu, žinai, kad manęs neužrakino, bet hebra ten nieko rimto, nu mane, karočiui, tiesiog turiu 2 areštus už laikymą, bet ačiū Dievui praslydau taip, kad dėl kanadietiško teisingumo sistemos ir jos to komiškumo net, blėd. Nu, aš vien dėl to, kad tai yra juokinga baika, aš papasakosiu, blėd, bratulė, biškai ištaras. Nu, gerai papasakok, tai yra tavo pat. Kad hebra galėtų pažvengti ne iš to, kad tipo kulka naglas, kulka ne naglas, nes jį pagavo. Tai palibomų jau kulka ne naglas, blėd. O tiesiog pasijuokti iš kanadietiškos tipo sistemos, teisingumo sistemos komiškumo, nes čia filmai, karočiui. Mane, kartą braslėtai, antrą kartą braslėtai ir man ateina teismas, o Kanadui taip, tipo, jeigu pagauna iki 2,8 gramų, kad turi žalio, tu tipo gauni kvitanciją, kad tau reikia pasirodyti tipo teisme, ne? Nu ir aš toks tipo gaunu tą kvitanciją, bet ašgi tais laikais ten, žinai, tuštinu magistralės galvoj
Ir, karoči, nu taip gavosi, kad aš į teismą neatvykau. Aš grinai ten, tipo, žinau, kad pas mane teismas trečiadienį. Aš, karoči, kvitą išimu pažiūrėti, kelintą valandą pas mane tas teismas, žinai. Žiūriu ten, nu ten, neatsimenu, 9 ryto visą laiką išrašo. 9, ateini 9, su tavim gali ten aiškintis vėliau, žinai. Bet ateini tipo 9. Žiūriu į datą, karoči, praeitą savaitę. Galvoju, ką daryti, nu, skambinu advokatui. Sako, čiūvas, sako, nu, tu dalbajobas, sako, tau reikėjo tiesiog pasirodyti, sako, žinai, pas tave buvo toks mažas apkaltinimas, tu baudą tiesiog gautum, sako, dabar ant tavęs paieška jau yra, tipo, bet jie vadina tai bench warrant, tai, tipo, ne tai, kad pas tavę, tu nepasirodai, pas tavę iš karto ateina, ten grupė supakuoja papolnai, žinai, ne, tiesiog, jeigu tave gatvėje pamato, sustabdo, o mane gatvėje matė nuolat, tie čiūvai, karočiai, o pareigūnas Gereira, iki šiol atsiminsiu, bratulė, blėt, Gereira, naku, pašau, naku, blėt. Ir karočiai, žinai, ir sako, tau reikia eiti prisiduoti. Galvoju, nu, pizdu. Sako, ir paimk, ką nors su savim Kentą, kuris gali už tavęs zalogą įnešti, tipo, nes tada tau nereikės niekur važiuoti, tu, karočiui, tiesiog zalogą Tiesiog iš karto vietoje, jo. Jo. Ir zalogą net nereikia nešti, reikia tiesiog parodyti, kad tu tas babkės turi. Tad jeigu tu į kitą teismą netvarai, iš tavo čiuvo tas babkės iš tikrųjų išima ir tada jau tavęs atvažiuoja supakuoti, žinai, nu, karočiui, vapšė lempa. Nu, karočiui, sako, bet varyk, sako, iš pat ryto, kad, sako, tave tada, nu, į teismą tiesi, tu tave pasodinsi kamerą, bet, tipo, iš kameros tiesi į teismą, tau nereikės ten, tipo, į kaliuzę, karočiui, žinai. Nu, gerai, zaibys. Nu, mes atvarom paskutinį kaseką, būtinai reikia supūsti, stajankiai pasmėtų, supučium, išeinam visi raudoni, karočiui, 5 tram ryto, kažkiek tiek su Леха президента. Леха, если ты смотришь этот подкаст, тебе привет. Спасибо, что ты меня тогда поддержал, короче, bet ateinam su prezidentu, pas jį вообще akis, šarabanai pas mane irgi, žinai, ir aš toks, tipo, nu, zdarova, tipo, o ten tie pareigūnai budintieji, короче, du budintieji. Sako, ką čia darom? Sakau, nu, sakau, aš toks ir toks, tipo, atėjau prisiduoti, o pas juos, короче, 6 pamaina baigėsi. Ir jiem, tipo, ant tiek padlo popierizmą daryti, popierius pildyti. Ir jie grinai man žiūri, sako... Tinginiai, nu ir gerai. Sako, man labai pasisekė selė. Ir sako, karoči, nu, sako, mes matom, tu, sako, čiūvas sąžiningas, sako, pats atėjai, sako, žinom, kad ant tavęs yra, tipo, ta paieška, bet, karoči, eik pats į teismą. Sakau, ne, čiūvas, sakau, čia va, su manim jau čiūvas yra ir zalogą įnešim, toj pat visus dokumentus sutvarkom, sakau, kad man nereikėtų, tipo, žinai, žinai, blė, kaip abizjanikė, karoči, žinai, kaip bežionė abizjanikė, blė. Sako, ne, mums sako, čistėva, sako, hebra, kaip sakau, kaip komedijoje, kai sako, ne, mums padlu, karoči, dokumentus pildyt, varyk tiesiai į teismą, blė. Nu gerai, ką daryti, varau iš teismo. Pas mane kaltinimas dabar, nu, laikymas, ne, tipo, substancijos uždraustos ir dabar, tipo, nepasirodymas teisme, tipo, žinai, kitas straipsnis, jau, tipo, ne. Ateinu, hebrytė, gal Dievas yra ir tada ačiū tau Dieve, karoči. Man sako, o gerai, sąžininkas esi, atėjai, nors ir antrą kartą mes jau tave prigavę, karoči. Jeigu tu dabar sumoki 250 žalio į, karoči, charity, tų mental health charity, blė, nu, tipo, tiem, kam problemos, žinai, tipo, dvasinės. Ir, tipo, sumoki 250 žalio, mes viską numetam. Sakau, aš einu į kasą, sakau, kur kasa, blė. Всё, ir po to hebra, всё, išvariau ir iš tikrųjų, вообще, nemaklinu, švarus, karoči, ne, jokių būdų nesigiriu, kaip ir sakau, tiesiog pasakoju baiką, blėt, nes aš kvailas, kad mane pagavo ir kaip mane pagavo, karoči, hebrytė. Ir buvo naudojimui savo, tikrai nebuvo tam, kad ten pabaryžint arba ką nors tokio, ne. Naudojimas savo tiesiog, taip, blėt. Nu, čia būtų apkaltinę kaip nenaudojimas savo... Nu, būtų nelaikymas, būtų platinimas. Būtų platinimas, o būtent. Ja. Ir 28, tai čia nieko, smulkme. Jo. Iki, pas mane dar mažiau buvo, bratulė, iki 2,8. Tipo, iki 2,8. Po 2,8 anspaudus tiesiog paima, žinai. O iki 2, nu čia bent jau anksčiau, kai pichas nebuvo legalus dar, ne? Na, aišku. O pas mane buvo daug mažiau, pas mane ten buvo pitakas maksimum, nu, tipo 5 gramai, žinai. Nes aš kaldavau kvartaliais, tipo 7 gramai, tipo 4/4 uncijos, ne? Tai aš tipo 7 pakeliu ir jau tuo metu mano pokas buvo jau atidarytas, žinai, jau aš buvau. Aš dar tada, blėt, aš kaip dabar atsimenu, mums po pirmo arešto, karoči, blėt, mes tipo su apros, va toj, nes tu papasakoji,
ką tu darei, tipo, žinai, kol aš buvau Kanadoje. Aš papasakosiu, ką aš dariau Kanadoje, bet mes, karočiui, kai mus paryšo su Čiu iš Apro, mes padarėm marškinėlius, karočiui. Fuck the police, blėd, žinai, ir tipo, be jokių žvaigždučių nieko. Įdomu. Su jo koncertus darėm, va, jeigu mano senas akauntas Gurmano Našov nueini, pažiūrė į nuotraukas, mes ten grinai va, su mikrofonais visi stovim, koncerto metu visi fuck the police, blėd. Jo. Nu tai ir aš va su tomu ikonu transliavau ir pučiau blantą backwood cigarą, karočiui, žinai, prikimštą, nu ir važiuoja tas pats pareigūnas Gereira, kuris ten vietinis, tipo, žinai, visą laiką mus trojino, blėd. Ir, nu, karočiui, kvailas buvau, blėd, kvailas, žinai, vapšė, tipo, nu taip vaikščiot, nu taigi paliva, žinai, blėd, su maikonu, tipo, mentai eikit nahu, blėd, ir dar palinį, blėd, nu, debilas, žinai, blėd, čistai tas, nurautas, blėd. Va, nes aš tuo metu, karočiui, su Apro mūtinau, va, kol tu darė beatus jau, kol Krapštukas darė Londone judesi, aš mūtinau su tokiu kolektyvu Apro, rusišką repą mes darėm su jais. Apro buvo dėl to, kad jie rašėsi, karočiui, požeminiai parkovkiai, tačkės viduje, jie atvažiuodavo su laptopu, su garso korta ir su mikrofonu ir rašydavosi tipo underground parkingė, dėl to underground parking production. Jo, įdomi čia. Jo, tai mes buvom ten su jais įrašę su Rostu ir su Filu. Rost, Fil, vam priviet, uvažuha, padarėm mixtape, buvom išleidę ir, nu, kaip Toronte ten nelabai paėjo iš tikrųjų, nes Hebrytė visą laiką norėjo, tipo, Toronte tokio skambesio, kaip vadaro amerikiečiai, bet kad tik būtų rusiškai, tipo, žinai. O mes vis tiek, bachūrai principingi, mes kaip gatvę kvepuojam ir mes gatvinį tą repą ir darom, tipo, žinai. Va, bet mus buvo pastebėję ten vietinė grupė Bėzna, kurie tuo metu turėjo linkus su Rusijos rinka. Ten buvo, pas juos atvažiuodavo Niko reperis ir jie turėjo prieimą prie Toronto filmų studijos. Ten Resident Evil'ą filmavo, karočiui, antrą, man atrodo, toj studijoje. Ir jie, kadangi buvo studentai, jie turėjo prieimą. Anksčiau YouTube'e buvo net video, kai mes toj profesionalioj studijoj, va ten va jau grinai va. Dr. Dre šitas, blėd, žinai, ten tie stalai, mikseriai, atskiras kambariukas, karočiui, Bet jie nichuja kokybės irgi nemokėdavo išgauti, tai aš pasakyčiau taip, kad dabar va ką aš rašinėjau. Nu, matai, tai priklauso dar nuo režisieriaus. Nuo rankyčių, jo. Nuo rankyčių poliubomų. Bet tas pasibaigė greitai ir aš tada jau padariau pertrauką, kadangi va, su mentais problemos pervariau į kitą provinciją į Edmontoną. Porą metų pailsėjau, šeima ir tada va, aš jau grįžau 2020-ais. 2015 mes padarėm Juodą Baltą Edmontone ir aš tada keliam metam va, irgi dingau. Ir po to jau pradėjau daryti 2020-aisiais, va, pradėjau įsirašinėti albumas Išsiganimas. Kol kojas mane laiko, tai buvo pirmas gabalas mano sugrįžimo, tada, kai aš kaip tik ir atidariau Facebook'o akauntą. Jo, papasakok apie social media. Apie ką? Apie social media, mano, tu papasakok, nes tu už ją atsakingas, tu gi menedžeris.